Aš esu Ofelija, miesto gražuolė, kuriai atsibodo gyvenimas tame mieste ir būti priklausomai nuo kažkokio kompo grido. Todėl aš nusprendžiau ieškoti, kaip pabėgti iš šito miesto. Kaip galėjo taip su manim nutikti? Maniau, gunariui aš priklausysiu, o dabar galiu tam Hamzai atitekti. Ačiū. Gyvenime gal, kadangi tokį personažą gavau, gal truputėlį savim pasitikėti labiau pradėjau. Ir bandau, nes kadangi aš turiu būti graži mergina, tai ir realiai bandai įsijausti šitą vaidmenį. Mano vyras turi būti drąsus, jis turi mane pakerėti. Aš norėčiau, kad galėčiau atsiduoti jam. Ta prasme, ne ta prasme. Jo, jeigu kaip Ofelijai, tai jai reikia stipraus vyro, kuris ją galėtų išgelbėti iš šitos situacijos. Aš bandau būti kažkokia kieta ir noriu pabėgti iš to miesto, bet galų gale vis tiek suklumpu ir man pasirodo tas miestas, kad yra labai svarbus ir čia tas minusas. Noriu, bet negaliu. Tai žiūrėkit, kokie aš faina ir manęs niekas neveda, man niekas netinka. Come on, vyrai. Ačiū.